aštuoni vėjai pajūry gyvena, kur nuo pirkios nendrių stogą aštuoniese pučia, kur jauna mergelė laukus jų šukuoja. Audžia, verpia, sidabrinę gūnią, kur močiutė stovi, statmena ant kiemo, semia vandenėlį iš pat žemės dugno. Varnėnai švilpia ir kregždutės virva, ir avelės bėga, negaliu suprasti, kas moliūgų pievoj aveles pabaidė. Kas išmokė vyturėlį kuršiškai kalbėti, kas moliūgų pievoj aveles pabaidė, kas išmokė vyturėlį kuršiškai kalbėti. Kuršiškai kalbėti, kuršiškai kalbėti. Labą dieną, gerbiamas merė, labą dieną, mėly svečiai, mėly pasvaliečiai atėję į šią gražią vietą, į Lėvens ir Svalios upės santakos erdvę prie mūsų tautos šauklio, mums visiems mylimo Bernardo Brazdžionio paminklo. Poezijos pavasario paukštė, 59 paukštė atskrido ir į Pasvalį. Labai džiaugiamės ir labai dėkojame, kad jūs čia susirinkote, kad jūs mylite poeziją, kad jūs norite skaityti, nes vis tik tai skaitantis žmogus auga, skaitantis žmogus yra gražesnis, emocijos jų yra geresnės, na ir žinoma, jis žymiai drąsiau žvelgia į ateitį. Labai smagu, kad kartu su mumis auga, kartu su mumis supranta, kas tai yra skaitimas, visada mūsų rajono meras Gintautas Gegužinskas. Tai gerbiamas merė, kviečiame, mielai kviečiame jums tarti sveikinimo žodį mums visiems. Prašau. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad direktoriai pripažino, kad aš irgi moku skaityti. Mėlieji, iš tikrųjų, kaip gerai jūs visus matyti čia, Lėvens ir Svalios santakoje, kur 1497 metais prasidėjo Pasvalio miestas. Bet ne apie tai. Žinote, šį pirmadienį turėjau vizitą, susitikimą. Pasvalyje pirmą kartą istorijoje apsilankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Lietuvoje. Ir labai keista darbotvarkėje užrašyta buvo apsilankimo tikslas. Apsilankė todėl, kad užmėgstų santykius tarp Jungtinių Amerikos valstijų ambasados ir Pasvalio rajonų savivaldybės. Aišku, taip nustebau trupučiuką, nors mes su juo pažįstami susitikę buvom kituose susitikimuose. Susėdę prie stalo kalbamės, kas yra bendro tarp Pasvalio ir Amerikos santykius, taigi reikia užmėgsti nuo kažko.
Aš sakau, štai pas mus yra iš mūsų krašto kilęs Bernardas Brazdžionis, jo paminklas, o jis atsako, o žinau vadinasi, ir kad gyveno, kad pažino Juozas Kazickas. Pasirodo, kitą kartą tie susitikimai ir poetiniai keliai, ir žmonių tarpusavio santykiai gali būti labai įvairiuose plotmėse. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka, jos darbuotojais, kurie į tokias nuostabės šventes, į poezijos pavasarius, į kitus skaitymus sukviečia mus visus. Ir noriu palinkėti visiems, kurie čia esate, kad tas pabuvimas valandėlę kitą švelniai pasideginant saulėje iš tikrųjų neprailgtų, kad būtų gera, kad pakeltų mūsų visų dūšią kažkur ten aukštai. Gero buvimo visiems. Ačiū gerbiamam merui už tokį gražų pasveikinimą. Mes tikrai, manau, kad pakilsime aukštyn ir kad tai būtų greičiau, tai mielai noriu pakviesti mūsų šios dienos, šio poezijos pavasario svečius. Tai gal vyrai nesupyks, pirmiausia, noriu pakviesti moteris. Tai mūsų mielą, dažnai besilankančią bibliotekoje ir, manau, dar ne vieną kartą atvykstančią, tai aktorė Virginija Kochanskytė, jauna poetė Laura Kromalsaitė, bardą, istoriką, publicistą Povilą Girdenį, kuris ir taip puikiai pradėjo mūsų poezijos pavasario renginį, poetą, prozininką Liną Daugėlą, jauną taip pat, labai. Taip pat jauną, bet jau nebe pirmą kartą Pasvalyje su poezijos pavasario paukšte, poetą, prozininką, kritiką, vertėją Benediktą Januševičių. Ir kviečiu šios poezijos paukštės grupės vadovą Saulių Vasiliauską, prozininką, literatūrologą, publicistą, kuris ir toliau ves ir pristatys mūsų šios dienos svečius. Tai gražios jums šventės. Sveiki visi, tai pasijau, kad turiu 2 mikrofonus. Dabar reikia įsirinkti, su kurio kalbėti. Tai iš tikrųjų šiandien kalbės daugiau eilėraščiai ir aš nenoriu čia daug gaišti laiko, užimti burnos. Noriu pakviesti pirmąją vakaro skaitovę, gerbiamą aktorę, režisierę, Klaipėdos universiteto docentę Virginiją Kochanskytę. Prašom. Aš pradėsiu nuo mįslės. Dabar labai įdomus kryžiažodžiai, protomūšiai, visi taip įsitraukia. Tai nuo mįslės. Ir turiu dovaną net. Kas parašė štai šitą eilėraštį? Gėlės miršta, jos numiršta, o aš ne. Gėlės imkit, numarinkit ir mane. Jos ant lūpų, jos ant veido, ant širdies nežydės, nebežydės. Dugne vynas ir košmaras ir mirtis, o ant kranto vieno sapno praeitis. Vienas sapnas man dainuoja širdyje, myliu, myliu velnę, myliu ją. O po sapno, po meilės, po dainos, kas bus sapnas, kas bus meilė, kas dainuos. Gėlės miršta, jos numiršta, o aš ne. Gėlės imkit, numarinkit ir mane. Kas? Žmogus, kuris ranką iškėlė. Jau taip stengiausi santūriai skaityti, kad niekaip tokia pozicija neatsiras. Ir dar Bernardas Brazdžionis, galbūt tai yra laikas, kada jis ir po šitą žemę dažnai pėdino, 22 metų būdamas, jis parašo eilėraštį. Kai ateis pro duris, vakaras tylus, aš žinau, nesugrįš, vakaras tylus.
mūsų vardai nuaidės, vakaras tylus, ten toli už žvaigždės, vakaras tylus, čia ateis vėl kiti, vakaras tylus, ir numirs užmiršti, vakaras tylus, aš žinau, nesugrįž, vakaras tylus, jau dalia pas duris, vakaras tylus. Gal, kad taip anksti prajautė lemties neišvengiamumą, Dievas dovanoja jam tokią ilgą gyvenimo kelionę. Aš žinau, kad visi laukėte būtinai, kad būtų paskaitytas per pasaulį keliauja žmogus, bet manau, tiek kartų jūs patys jį skaitėt ir tiek kartų girdėję šitą eilėraštį, skaitant per įvairias šventes, tai te aidė jisai jūsų atmintyje, o mes atkeliavom iš kaiminystės, iš Pakruojo krašto ir Pakruojo meras prisipažino, kad jo mylimiausias poetas yra Henrikas Radauskas ir mylimiausias eilėraštis yra Velniop nueina aukštas menas. Bet aš tada vis tiek norėčiau paskaityti Bernardo Brazdžionio eilėraštį, kurį labai mėgo Henrikas Radauskas. Tarp kitko, Henrikas Radauskas savo gero draugo, poeto Alfonso Nykos Niliūno liudijimu labiausiai iš visų Lietuvos poetų vertino Bernardą Brazdžionį už jo metaforas, už jo simbolius. Ir draugijose mėgo deklamuoti vieną eilėraštį tarp kitų savo mėgiamų įvairių poetų eilėraščių. Tai štai eilėraštis Bernardo Brazdžionio, kurį taip dažnai mintinai deklamuodavo Henrikas Radauskas. Mes neturime namų pas juodą girią, mes neturime baltų avių bandos, mes išbėgę iš gyvenimo kaip amcairiai, nebenorime grįžti niekados. Kur tu būsi, mano miela mylimoji, ar paklausei, kur tu eisi be manęs? Tie naktigoniai pamojo ir nujojo ir per naktį nekūrė laužo nei ugnies. Mūsų laukas, mūsų lankos, viskas mūsų, mūsų meilė, mūsų laimė, viskas mūsų. Žalia žemė sutemų sapnami gluso, vaikšto vakaras, o vaikšto po namus. Mes neturime namų pas juodą girią. Pas mus vakaras per amžius neteis. Tai gerai, kad mano tėvas biednas mirė, kad tu visas mano turtas. Tai gerai. Iki tol šią eilėraštį interpretavau kaip meilės eilėraštį. Kai perskaičiau, kad tai vienas iš mėgiamiausių Henriko Radausko eilėraščių, supratau, kad nežemiškai mūzai, nežemiškai mylimajai atnašauja šitame eilėraštyje Bernardas Brazdžionis, o tai pačiai mūzai, tai pačiai mylimajai, kuriai savo kūrybą atnašavo ir Henrikas Radauskas. Poezijos mūzai. Ačiū Virginijai. Dabar norėčiau šokti keliom kartom į priekį ir pakviesti Marijampolėje augusią, Vilniuje šiuo metu gyvenančią, antrąją poezijos knygą berašančią, studijuojančią ir intermedialiąsias literatūros studijas Laurą Kramalsaitę. Labai diena. Asilas. Neši ant pečių viską, ką turi, ir viską, kas buvo duota. Svetimus turtus, kažkieno vazas, vaisius, margus kilimus. Neši ir nežiūri niekam į akis, nudūręs buką žvilgsnio strėlę į įkaitusį asfaltą. Bus dienų, kai jis lydysis, ir bus dienų, kai gerai užsups. Esi maža šiukšlelė, išsukta pasaulio centrifugoje, išspjauta kažin kur, tarp atsitiktinių žmonių,
kuriuos atsitiktinai vadini šeima. Iš pareigos kartu valgai vakarienę, iš pareigos paskambini, kai serga. Paskambini ir neturi ką pasakyti, nes iš tikrųjų neturit nieko bendro, tik buką atsitiktinumo stebuklą. Bresonas žinojo apie visą tai. Įsviedė Baltazarą į juodai baltą 32 mm juostą kartu su mergaite, kad abu kentėtų vienodai. Šį vakar šitą filmą rodo didžiuliai aikštei. Kinas po atviru dangumi. Baigėsi ekrane, tęsiasi gatvėje. Kai pagaliau nustoja supti, veržti, spausti, prisimeni, kaip viskas yra iš tikrųjų ir nešulys palengvėja. Asilai yra šventieji ir tik asilai čia bus palaiminti. Štai toks tasai gyvenimas, Baltazarai. Štai toks. Variu iš lapų paskaitysiu. Dingo mano asiliukas kažkuriam mieste. Grande finale. Kurį laiką marškiniai skraidė namuose šaukdami, kol nutilo. Dar kurį laiką po kambarius vaikščiojo batai, lankstėsi kaklaraiščiai ir gimimo liudijimai. Kelioninis lagaminas duso nuo knygų ir nuotraukų, kol nutilo. Aš dar kartais apie tave pagalvoju. Mudviejų kaimynas turėjo didelį akvariumą. 2 piranijos suko nuobodžius ratus, nesibaigiančias trajektorijas, pūtė burbulus, visaip linksmino plinkantį ir žiauriai vienišą mūsų draugą. Mes visi juokėmės ir ilgesingai žvelgdami į stiklą, į savo atspindį, pamiršę bjaurumą ir nuoskaudas, atlaidžiai sakėm, graži pora. Didesnė žuvis vis glausdavo savo plėšrę burną prie kitos, o mes juokėmės, kaip gražiai bučiuoja. Ir kažkaip kambaryje nuo to pasidarydavo šilčiau. Praėjo labai daug vakarienių, kol pagaliau pastebėjom, kad jau kurį laiką mažesniosios žuvelės šonas šviečia virš mūsų stalo, raudonai, raudonai, kaip saulė. Morta. Morta virtuvėje nuoga pjausto obuolį. Mano žvilgsnis pjausto Mortą. Kas bendro tarp jos ir vaisiaus? Po mėsa besislepianti širdis. Mąstau eilėraščiais, bet jų neužrašau, tik Morta ir jos obuolius vasarą virtuvėj, jie laužo spinduliai. Obuoliai krenta iš dangaus, Morta verkia, dengiasi akis, sako, na, nustok fantazuoti. Gal mes tikrai per daug vartojam, per mažai dirbam, per mažai uždirbam, turim per daug eilėraščių, kurių neužrašom, ir krūvą publikacijų, kurios nedomina net niekam neįdomių kritikų. Gal nevykusiai atliekam skrodimą, ieškodami širdies, vidujybės, vietoj išklupdami ją jos tikrovėje, persmeigiam neapskaičiuotų judesių ir niekas neatsiveria. Morta nuogu užpakaliu dalina obuolį per pus. Žiūriu pro langą, 2 mergaitės ilgom kojinėm iki kelių, važiuoja riedlentėmis susikibusios už rankų. Įsivaizduoju, kaip jos man šypsosi, kaip pasisveikina, paprašo vaisių, kaip parodo. Taip, galvoju, tai yra gražiausia vasaros diena. Tai yra pati gražiausia vasaros diena. Dar apie veiksmo filmus paskaitysiu, jos kartais rodo, man atrodo, ar vakarais naktim ketvirtadieniais, ten kur Briusas Vilisas, žodžiu, duodasi. Ir Stevenas Seagalas dar kartais. Tai toks nostalgiškas gavosi eilėraštis man. Kieti riešutėliai. Žiūrim filmą su Briusu Vilisu. Važiavo švęsti kalėdų, bet dabar turi jas gelbėti. Kam nepasitaiko. Mūsų kūnus skiria televizoriaus pultelis. Daugmaž 5 centimetrai. Galbūt viskas būtų paprasčiau,
jei gyventi nebūtume mokęsi iš Briuso Viliso ir Ksenos. Fantazuodavom, kad jie mūsų tėvai. Paaugę galvojom, kodėl Briusas niekad nepaskambina Ksenai. Bet nepalengvėjo supratus, kad jie visuomet buvo iš skirtingų filmų ir seniai ištrynė vienas kito numerį. Iš jų mokėmės kovos menų, mokėmės taip permest brolį per petį, kad į kambarį nebildėtų kaukianti mama. Mokėmės daryti ragatkes ir persekioti paukščius, sraiges, kaimynų vaikus. Tik kalbėtis niekaip neišmokom. Lauždami rankas draugui, sakėm, kad tik žaidžiam. Tai buvo mūsų apkabinimai, kurių laukiam. Briusas Vilisas ekrane bučiuoja savo fikcinę žmoną. Aš spaudžiuos į nefikcinę savo mylimąją, bet užšiopiu tik tamsos kūną. Šį vakar visi žiūri šitą filmą ir verkia prie mėlynai šviečiančių ekranų, kaip mes. Tai kuriuo veikėju norėtum būti? Toliau laužiu ledus. Tuo turtingu su ilgais plaukais, o tu? Nusijuokia tamsa. Aš tai tuo, kuris lieka gyvas. Ačiū. Ačiū Laurai, Briusui ir Ksenai. O dabar norėčiau pakviesti poetą, vertėją, fotografą, sodininką, žmogų, be kurio daugelis literatūros renginių turbūt įvykę jau niekur nebūtų atgaminami. Žmogų, dėl kurio jie yra prieinami internete, Benediktą Januševičių. Sveiki, bičiuliai. Pirmiausia, pamėginsiu paskaityti ukrainiečių poeto Dmitro Lazutkino eilėraštį, kurį verčiau pats. Dmitro Lazutkinas buvo prieš 11 metų pasvalietų, tada, kada ir man teko džiaugsmas čia apsilankyti. Tai Marija. Marija eina druskos, nes dabar tiek daug prireikia druskos, nes nėra daugiau druskos, nes baigėsi. Jos ašaros tapo gėlos dar kol žengė per vandenį, o kai išėjo į krantą iš gamyklų pusės nebemokėjo verkti, vėjas nuo jūros kažką švilpauja uosto kranams, švelni saulė ir saulė dygi, danguje dvi skirtingos saulės. Kodėl mes manėme, kad raketos tai kosmosas? Kodėl mums nesakė, kad raketos tai tamsus rūsiai? Kad tamsa turi akis, kad mirtis turi kvapą, kad čia mes vieni ir niekas mūsų nepaims. Kodėl mums nesakė Marija? Šitiek nukirstų medžių, šitiek sutraiškytų klausimų, surūdyjas kelias, išmėtytos gilzės. Marija eina druskos. Molė kultūra. Į tokią žmonių giminę moliai. Moliai tik, kad Dievs jos nulipdė iš molio, į ką visks aplinkui į tik tai molis. Į tikrai molių gyvenime parniam yra molė, diena dienon, metai iš metų, klimst molijai, duodas po molį moliai, lipda puodus, plytas į visokius mažmodžius moliai, drep krosnis tvartusi savo gyvenimus moliai, diena dienon, metai iš metų, vaikai švilp moliniam švilpom, kūnus molių mozojas moteris, pypkės molinės smilka seniukai, molė bažnyčiose babytės drapsta molinius poterius, meldž Dievą lockos. Pasitaika plaušų, kurie patir valgyt molį, ale tokius užmėta be moliais. Moliai nevalga molę, jie molių gerklas skalauja, diena dienon, metai iš metų, molių plaun žaizdas moliai, molį skandin džiaugsmus moliai, molis mol gert sveika mėgst kartot moliai, mol akuratnai turavoj broliai, diena dienon, metai iš metų, sausas molis kyl, o sudrėkęs laidžias minkoms, grins molis visuomet biški nubeizęs. Pasitaika spalvotų molių, ale įpilks molis patekęs į meistrą rankas gali apsimest kuo tik nori. Diena dienon, metai iš metų, moliai minkšti žmoneliai, lipnus molių jausmai, klampus jų razumai, sapnuoja geresnį gyvenimą, ale kaip velns kryžiaus biję permainų moliai.
kolio į valdžią, ale negali pakęsti maištininkų moliai. Geič, kad tvirtos rankos jos minkytų, degtų į sudaužytų. Diena dieną, metai iš metų. Molių akyse žyb kryžiokai, kryžių kryžiai jų širdyse, kryž kryžiom kryžiavonim, velkas dryžuotos molių myslis, ale ant galą nublūdį. Pašaliečiam sunku rūkuoti su moliais. Paprastus žodžius moliai navatnai suprant. Vis spėlioj, kur čia šuo pakasts. Net į pasisveikinimą moliai atsakyti neskup. Gerą laiką šmota, knapsai nepažįstama, net išsižioja į nikriukti. Moliai regis nežin, kad bendraujant nebūtent šunis kasiot. Kad žodžiai labą dieną gal reikš tik labą dieną, o viso gero tik viso gero. Diena dienon, metai iš metų. Į akis moliai gali nuolankiai šypsotis. Už akių narvoj net išsijuosia. Priremti prie sienos moliai, sukmolinė suodegas, durnių klijuoj. Moliai melancholiškai žiūri, kaip ant smėlio kalvų dulmolinių pilių likučiai. Jei nikiek neėmi galvą. Ale pavadinti moliais, moliai gali mirtinai užsigauti. Kitus laiką durnesniais už savelę, šventai pasitik apsišaukeliais įmonelnikais. Ant rankų nešioj varažytojus į čia raunikas, o netikrus pranašus tačiai dievin. Nutigi koks čia cūdas, molis gimęs, molis į būsi pakavots. Molis, Apokaliptinis. Čia yra epigrafas iš Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraščio eilutė užtat ne vėžyje nėra vėžių. Tautvyda Marcinkevičiūtė. Akmenėje surinko akmenis, molėtuose išsėmė visą molį ir druskininkose baigėsi druska. Rudos nebesuranda rūdiškėse, geležiuose supirko metalus, Varėnoje nukniso varį, Kalvarijui nukrapštė kalvas, Klaipėdoj nutrynė pėdas, tuo tarpu lygumose prikasė griovių. Iš Vabalninko emigravo vabalai, vilkai išvyko iš Vilkijos, o Tauragiai ragų nemėto taurai. Smilgiuose niekšai nušienavo smilgas, Karklėnuose kaip mat karklus iškirto ir vaškuose galutinai ištirpo vaškas. Obeliuose žydėti nenori obelis, bezdonyse bezdainų vyto, dar kelmiai laikos paskutinis kelmas, bet ir tas sutrešęs. Kaip žinoma, žagarėje negausi žagarų, kačergos deficitas, kačerginiai, šakų pritrūko šakiuose, bet ką to šakose iš Šilutėje iškirto šilą. Gyvatės lentvarį lentas nudžiovė, o Elektrėnuose kažkas išjungė šviesą. Juk mergė neužsuka merginos, švenčionyse nevyksta šventės, po švenčių pagiriuos nebūna pagirių, troškūnos nekamuoja troškulys, šventojoje suvis neliko nieko šventa. Nebevilnyje mūsų Vilnius ir Kaunas nesikauna, nevėžyje, kaip teigiama, nebėr vėžių, resursai vanasi išseko. O šiaip jau viskas neblogai, paskendo miestai miglose, prarijo kaimus rūkas. Rašykit, broliai, laiškus, atsiųskit sesės siuntinių ir neminėkite bloguoju. Benas gražiai davė pradžią tarmiškam akcentui. Aš šį akcentą pratęsiu ir iš karto siunčiu Pasvalio kraštui linkėjimus iš karto iš 2 Lietuvos regionų. Pagal dainos žodžius puikiausiai suprasite iš kokių. Žodžiai mano amžiną atilsį tėvo Alekso Stanislovo Girdenio. Vertimas į kitą tarmę Juozo Žitkausko. Daina vadinasi 3 pavadinimais. Originalus būtų Senvaik bėdas, bendrinė lietuvių kalba Senbernio bėdos. Na, o kadangi skambės tie patys žodžiai ir dzūkiškai, tai tada jau bus ir Sanbernio bėdos. Važiuojam. Torio daržin, torio truom, tik padėkė atrasti mon buom, veins be buobas derbos karsto, į vargėlką betės vargsto, veins be buobas derbos karsto, į vargėlką betės vargsto, oi karaščiau sau bobelį,
Balt как ventuose lelejel, как miliečio kabučiaučiau, kiaurą kap katelklos naučiau, как miliečio kabučiaučiau, kiaurą kap katelklos naučiau, kelčiau stonkstai korčiau ugnį, lūštam kliaušį pėlis nusukniu, nepradėčiau darbas gundinti, nes čia už bobelį rundinti, nepradėčiau darbas gundinti, nes čia už bobelį rundinti. Bet bereikal deinas bieg, negaliu atrasti jau niek, tušti šiepą iššiepelę, kad rusų kaliau buobelę, tušti šiepą iššiepelę, kad rusų kaliau buobelę, vargsto dirbo paruosevuojo, torio gerą vasaruojo, torio daržin, torio truom, tik padėkė atrasti mon buob, torio daržin, torio truom. Tik padėkė atrast mon buobų. O dabar tie patys žodžiai skambės dzūkiškai, pakeisti net hidronimai, venta pavirsta į Šuralio ežerą ties Kapčiamiesčiu. Turiu kluonų, turiu trobų, tik pamačykit rast bobų, vienas aš be bobos dirbu ir vargelin sausas mirkstu, vienas aš be bobos dirbu. Ir vargelin sausas mirkstu, jei rastau aš savo bobelį, baltų kap kvietkas Šuralio, tai milai tautai buciuotau, dienų naktį jų glostuotau, tai milai tautai buciuotau, dienų naktį jų glostuotau, anksti keltau kurtą ugnį, nuok suknelių lūžtų durys, nemėgytau darbais gūstyt, neštau vandenį in kuknių, nemėgytau darbais gūstyt, neštau vandenį in kuknių. Lakia dienos lygi valiai, negaliu atrasti saudalius, tuščios pintos ir šiepukės, nėr bobelės, nėr patšukės, tuščios pintos ir šiepukės, nėr bobelės, nėr patšukės, vargstu dirbu prot savoju, yra geras vasarojus, turiu kluonų, turiu trobų, tik pamačykit rast bobų, turiu kluonų, turiu trobų, tik pamačykit rast bobų, turiu kluonų, turiu trobų, tik pamačykit rast bobų. Ačiū. Ačiū Povilai, dabar norėčiau pakviesti jaunąjį poetą, augusį Kretingoje, studijuojantį Vilniuje, lietuvių filologiją, Liną Daugėlą. Sveiki. Makulatūra. Ratu siunčiam atminties butelį su vaikystės kaltinimais, padirbtais anekdotais, be vandens ženklų ir šypsnių kreivių. Po gurkšnį atmirimą, kol dar gyvi, kol dar neužpjudyti kaimynų ir giminių. Prie kapo, kur prosenelis mus peržegnoja, klauso ir juokdamasis grūmoja, kad dar jauni, kad dar trokštam keisti, kol pasaulis turškėsi nuovargiu, kol braukia sutemas į makulatūrą. Antonimai. O ar klausia, kas paukščių, ar jie nori skraidyti, ar liūdėjo prie aido ant podelio parimusio, aš žaizda vis dar sulpia, kur tikrovė sudygo, nei tavęs, nei manęs, niekada neraminusi, niekada nekartojusi iškortuotų sekundžių, išėmų križ gatvynų su kamera rankoj, tebebandant užčiuopti, kaip atodrikis bunda, kaip mirties jubiliejus neatmintas sukanka, ir tada nusijuokti, kaip bebūtų netikra, net įlietusi kadruose, įkalintos duris, vis pasprunka šviesa, mus atminusi vikriai, vis akmuo tarp eilučių susižeidęs prakiūra, kreši klišės tai viskas, tarp mūsų ir stikso, o daugiau pakiai, antonimais pasrūvę. Mūsų Hipokrato akį. Draugo mylimoji pateko į komą, prasidėjom prie ligoninės iki 6 ryto, švito, surūkėm cigarečių pakelį,
pražiūrėjom į plytų sieną. Paskui jis nuėjo prie lango, bandė ją pamatyti. Į nebaigtos Hipokrato statulos akį kristelėjo musė. Prie manęs priėjo vaikas, 8-metis gal. Paklausė, kas yra mirtis. Už jį kiek jaunesnis būdamas Bočelį palaidojau, o dabar jis dėda. Nežinojau, ką sakyti. Žiūrėjau šešėlius ant kritusios bitės sparnų. Jis irgi žiūrėjo. Paskui prisėdo. Pragrėžiau laikrodžio sąnarius ir sukau jį atgal. Taip stipriai kaip niekad. Vienas kitą suprato. Išrašai. O tu bandėjai privilioti vėją. Prisek pasaitėlį, kad nešnairuotų į užsienius. Prives prie malkinės, kad šis nė nenutuoktų. Tada paguldyti jo galvą, švelniai, kad nė neįtartų. Ir kai bobutė žąsiai nukirstų. Paskui skrostų raganus, išmest papūvusias audras, o šim atiduot sutemų šunims išlakti. Gal apsupjausit kaip gerąją naujieną, suslėptų artimuosiuose, po gabaliuką, kad nė neįtartų, kad juose ošų ir sliūkinų naktimis, po slapčiausias kertas, barsydamas stebuklo smiltis, kurias užkaitęs virdulį rytai susipili ir geri profilaktiškai, kaip jodo nuo radiacijos, tada galiausiai apsinuodijai. Bet kas pasakys, kad nebuvo verta paskerst vėją, parduoti jo mėsą, už švelnius svetimus padūsavimus, švietimų kaimų įrašymą į savo biografiją. Taip vėjas rimsta, kai prasineša palei smilkinius, jos bijodamas nusilaužt koją, taip vos juntamai. Lyg gydytojas prieš pranešdamas, kiek liko, nusimtų akinius ir vos užnorėtų ant stalo prisnūdę išrašai. Užtemties periodai. Naktimis pabundu, žiūriu į sieną nubalsintą ūkanų tvarščią ir galvoju, apie ką galvoju. Atleisk, vis vėluoju likimui išrašyti sąskaitą už mintimus ir randus, o jis nemoka, neduoda ne pašalpos, neatsuka šeštos skruostų. Žinai, niekad nemiegosiu. Tik perrašinėsiu vienatinės žaizdas į mūsų kalbos paralelės. Niekad nebus antrailis herojus, pamiršę savo vardą neužrašytai pjesai. Tik praskleisiu ūkanų nuobudas. Tarp sudygusių šviesėjimo siūlelių sunkiai elmės tamsa, nuplikiusi praeivį atmintį. Ačiū. Ačiū Linui. Dabar norėčiau pakviesti prozininką, literatūrologą ir kartais poetą Saulių Vasiliauską. Labą dieną visiems. Turiu priekaištų grupės vadovui, nes nepasakė svarbiausio dalyko, kad per pastarosius 3 metus įvyko 3 didžiausi gyvenimo įvykiai. Tai yra, išleidau knygą, apsigyniau disertaciją ir tapau tėvu. Tai paskutinis svarbiausias. Pirmas eilėraštis skirtas dukrai. Stumtis. Stumti kumštukais tamsioje erdvėje, stumtis galvą į priekį, jeigu pasisekė apsisukti, po kurio laiko stumtis rankomis nuo grindų, kojomis nuo lopšio krašto, vėliau stumdytis smėlio dėžėje, dar vėliau rūsyje stumti štangą, tol kol imsi pakelti didesnį nei savo svorį, kol įgusi stumti save. Penktadienį stumdytis kultūrkės salėje, tikintis, kad viskas baigsis gerai ir pirmadienį būsi mokykloje. 2 per savaitę stumdytis krepšinį aikštelėje, vilintis, kad nebūsi išjuoktas tų geresnių stumdytojų. Savaitgalį stumti žoliapjovę kiemo, kuriame augi pašonėje, jos pjūklai tada dar sukosi nuo stumimo jėgos, o basos pėdos visuomet pažaliuodavo. Išmokti prastumti laiką, vėliau šį mokslą pamiršti. Ir tik tada, tame pačiame mieste, tą pačią pievą, kurioje anksčiau stumdė žoliapjovę, žvelgti į ją, dar tik laukiančią, panašaus, bet kitokio brendimo ciklo, kantriai stumti vežimą toliau nuo savęs, vilintis, kad užmigs. O skaudžiausi dalykai nesikartos. Ir visas šitas stumdymasis ne vienam iš mūsų nepraeis veltui. Nesenai buvau Poznanėje, Lenkijoje ir ten parašiau porą tekstų. Tai vienas vadinasi Muziejų naktis. Sėdžiu antrojo pasaulinio laikų tanke, pojūtis keistokas, ankšta, kartu su šalia besijuokiančiais vaikais mums siūloma prisijaukinti šį saugų muziejų nakties eksponatą.
Ponas su berete pristato nebenaudojamo tanko savybės, tarsi besididžiuodamas kalba lyg apie savo šunį. Tuo pat metu kažkur prie Bachmuto juda modernesnis tanko variantas su tikrais kariais viduje, tikra gyvybė. Jį šiuo metu taikosi kitas, su tikrais kariais viduje, gyvybė. Kol kažkur tik tariamai toli vyksta mūšis, mes sėdime senai nebenaudojamo tanko kabinoje, vėliau apžiūrime raketas, viena jų gali nešti branduolinę galvutę. Dabar prie jos pritūpęs paauglys darosi selfį. Kitoje aikštelės pusėje vyrai užteisinėja ginklus, taikosi kažkur į debesis, sako šitas neblogas, su šituo būtų smagu papyškinti. Moteris kiek toliau matuojasi karinius marškinius, čia jie parduodami be antkainio ir atrodo stilingai. Senas kareivis kiek tų lažybų kokių 90, prie radio įrangos būrelių jauniklių aiškina, kaip pagauti gerą signalą, kaip išlaikyti ryšį. Iš viršaus atrodome it eksponatai, saulėtą dieną susirinkę prisijaukinti grėsmės. Norisi tikėtis, kad šitie prijaukinti žvėris sutemus likę vieni neatsibus, neužsives jų galingi motorai, o raketos liks susirangiusios žolėje. Norisi tikėtis, kad šimtamečiui pavyks išlaikyti ryšį, kad istorija nekartos savo klaidų ir tankai šiuo metu judantis fronte netruks atsidurti panašiuose muziejuose, kuriuose ramiai gersime kavą, auginsime vaikus, matuosime marškinius, besidžiaugdami oro gaiva, gyvensime taikos stiliumi. Draugas Tomekas. Įsekęs po kelių paskaitų Adomo Mickevičiaus universiteto studentams, kurie nuo dėstytojų knygų neskaito senai, užsukau į barą Drakonas, kultūrinė ir literatūrinė Poznanės knaipė, rekomenduota Google. Nuotaika buvo slogi, jautėsi miego stygius, kurį bandžiau nuvyti alumi tekila ir cigarais. Baro apačioje grojo muzika, tik vėliau supratau, kad už pulto pats vietos savininkas, įsyk pajutau jam solidarumą, išskyrus mus daugiau čia nebuvo žmonių po vieną. Kai vėl nuslinkau prie baro, ten jau sėdėjo trečias vakaro vienišius vardu Tomekas. Pasakė, kad jam ką tik suėjo 45, tad atėjo simboliškai paminėti, kad žmonai dabar periodas, todėl negali užtrukti ilgai. Tomekas turi vaikų ir antrą žmoną, tikino su pirmąja sutaręs gerai, jo sūnui jau tiek, kiek barmenui, o barmenas šiuo metu pilantis jam degtinę yra geras jo sūnaus draugas. Tomekas dirba švedų įmoniai, pardavinėjančiai specialius darbinius batus ir kojines. Sunku įsivaizduoti, porino Tomekas, bet labai didelis skirtumas. Lenkų įmonėje, jei kažkur suklyzdavau, jei ką nors pavėluodavau, iš karto būdavo tik kurva pirdolė. O čia, kai pirmąsyk dėl manęs sustojo prekyba, jie tik paskambino ir pasakė, "We kindly ask you to finish your work." Kol šnekėjome, susibūrė keli šokėjai, viena porelė ir grupelė studentų, pabandėme prisijungti, sušokome dviese, taip sakyčiau autoironiškai, abu pavargę nuo savo gyvenimo. Kai Tomekui ėmė rašinėti antroji žmona, supratau, kad tuoj atsisveikinsim, pasiūliau pasikeisti Facebookais, jis pasispiriojo sutiko, bet į draugus iki šiol nepriėmė. Vienu metu besisukant aikštelėje pamačiau Tomeke savo ateities galimybę ir įsigandęs nusliūkinau dar vieno šoto tekilos. Prabudus ryte buvo sekmadienis, pasaulis tvėrėsi iš naujo ir man buvo gera. Ir paskutinis, tokį senesnį suradau apie poetus. Vadinasi, poetai yra geri žmonės. Poetai yra geri žmonės, niekada nesimuša, nekonkuruoja tarpusavį, nesiskirsto į grupės, nekliudo teisėsaugai, nesikeikia, net nerūko prastesnių cigarečių, nepyksta ant žmonų, kurių arba neturi, arba myli labai. Poetai yra geri žmonės, nevaikšto į klubus, nežiūri Eurovizijos, net televizoriaus neturi. Ką jau kalbėti apie puikius serialus, kuriems nebent iš gailesčio sukuria pigius meilės trikampius. Poetai yra geri žmonės. Štai vakar vienas iš jų, kaip dera po vidurnakčio, kaip dera į barą smagiausia užėjęs, paprašė gražiausių merginų iš tų, kurios buvo gražiausių, buvo tik tos. Išeiti į lauką, pabėgti nuo šios marvės, kvailų jaunystės dienų. Poetai yra geri žmonės. Merginų draugai netrukus po to pasiūlė tiesiog į galvą, davė į nugarą, dar į plaučius, kad ilgam įtrauktų poetas savo gerumą. Poetai yra pabrėžtinai geri žmonės.
praėjus nemažiau kaip gali praeiti girtam, poetai ėjo taikytis, skaitė eilės apie tai, ką maldavo atleisti už saiko nesilaikymą, už tai, kad merginos draugų žavios ir tyros. Poetai yra patys geriausi žmonės. Ar pažįstat blogų poetų? Ačiū. Dabar dar Virginiją kviečiu. Saulius nepasakė dar vieną, kad poetai ir draugauja. Ir dabar sėdžiu dėvelėje, tu mano galvoju, kodėl aš nepagalvojau ir neatsivežiau. Juk bičiuliavosi, draugavo, bendravo, žavėjosi vienas kito poeziją ir Bernardas Brazdžionis ir Sigitas Geda. Turiu namuose eilėraščius fantastiškai gražius, kuriuos vienas kitam jie parašė. Visų pirma, reikia pasakyti, Bernardas Brazdžionis ir atsiuntė Sigitui Gedai. Sigitas Geda atsiliepdamas parašė jam eilėraštį vėliau. Jisai sukūrė teisingo žodžio maldą, kuri yra skirta Bernardui Brazdžioniui, ir daugelis iš mūsų, kurie sekame poezijos pavasarį, jau daugybę metų, nebūdami net Vilniuj, stebėjom tą ypatingą Sigito Gedos teisingo žodžio maldos skaitymą 1991 metais Šventų Jonų bažnyčioje. Bet gerbiama direktorė sakė, kad gal aš dar ne paskutinį kartą. Tai aš tikrai būtinai atspausdinsiu, nukopijuosiu ir į Bernardo Brazdžionio archyvą štai tuos 2 tekstus. Gal ir turite, gal ir ne, būtinai atvežiu. O be to ir atsiųsti galima, ką aš čia sakau. Dabar, bet taigi Sigitui Gedai būtų šiais metais 80 metų. Sukūrė jisai ir kaip tik 1991 metais išleido knygą 7 vasarų giesmės, kurioje yra atspausdinta 12 jo giesmių. Šituo pavadinimu pirmoji iš giesmių, giesmė pasaulio medžiui, sukurta 1986 metais. Jinai dabar, jeigu čia yra moksleivių ar nesenai baigusių mokyklą, tai jinai tikrai jau yra chrestomatinė, yra įtraukta mokytojos, jeigu esate į mokinių programas. Ir nežinau, ar Sigitas Geda jau žinojo, ar tai buvo jam gyvam esant, bet iš tiesų manau, kad labai džiaugiasi, kad jis nepamirštas ir įtrauktas į jo kūryboje mokinių programas. Taigi, giesmė pasaulio medžiui. Ta vakarą besėdint ant slenkančiosios kopos, siubavo marių bangos ir vėjų virš galvos taip graudulingai ūkiant, kažko širdis susopo. Pasijutau kaip niekad žmogus iš Lietuvos. Čia protėviai klajojo, jie briedžiai žemę arė, jų moterį žiūrėjo akim dangaus spalvos, o saulė tyliai grimzdo į prieblandą vakarę. Tenai esu aš buvęs žmogum iš Lietuvos. Iš ąžuolų kariūnai pilis ant kalno rentė, Torunė ir Kulme, čia pat prie Vilvos. Augino Krišnai arklius, išjodavo į šventę. O jeigu mirs, žinojo, esą iš Lietuvos. Ar melsdavosi girių gaudimui begaliniam, paskui į jūras plaukė pilni šviesos gyvos. Jie nekartojo niekad, kad Lietuva tėvynė. Bet jeigu srūva kraujas, žinojo Lietuvos. Iš Lietuvos bekraštis, aidžios kaip Baltų jūra, lik pat juodųjų marių linguodavo keliai. Paskui jų pilis griuvo, aukšti dievai paniuro, bet dar žydėjo rūtos, kvepėjo dobilai. Tiek sykių gimė, mirė, išraižė jūras buvo ir pragarą, ir dangų, ir šviesulius savus. Turėjo visą žemę, ir žemėj nepražuvo, kartodami tik vieną. Mes
žmonės Lietuvos. Ir aš buvau atėjęs, girdėjau Donelaitį, man Baranauskas sakė, tai progiesmių vos vos, kur būtum, ką darytum, sūnau aušrinė teka ir saulė ir mėnulis tautoms iš Lietuvos. Bandykime čia ramus gyventi ir numirti. Ir prisikelt bandykime po vasaros žalsvos, nujausdami, kad niekad nereiks mums išsiskirti. Vieni kitiems dėkokim, kad esam Lietuvos. Čia nemirtingos žvaigždės ir kregždės nemirtingos, dangus čia nemirtingas ir ąžuolo širdis. Čia savo šviesią galvą guldau vaizduos didingos, o tu girdi kaip plaka aukojama širdis. Tai ne gegutės balsas apverkti pasiruošęs, tai marių vėjas neša melodijas skaisčias, į vieną ima jungtis dangaus ir žemės grožis, simfonijai prapuola viršus ir apačia. O kartais regis skaidriai, žydroj padangiai medis, veržbaitijos ištiesęs pražydusias šakas, lai jį apspinta žmonės, vilties dar nepraradę. Ir tiesiai į padangės palaimintas rankas. Sigitas Geda. Dainuojamoji poezija kartais klaidingai įsivaizduojama kaip labai lyriškas, be galo prasmingas ir neišpasakytai gilus žanras. Kartais ji gali būti žaisminga, pašėlusi, svinguojanti ir netgi truputį džiazuojanti. Ir tą aš dabar bandysiu įrodyti Aido Marčėno eilėraščių paverstų į dainą. Eilėraštis ir daina vadinasi Vaiduoklis botanikos sode. Augalas, kaip angelo šešėlis, keistai nušvinta vidury nakties ir sužydruoja neregėtos gėlės. Aš čia esu, o tu tik vaidenies, aš čia esu, o tu tik vaidenies. Bet štai pro stiklą įteka mėnulis ir kaip kadai matytuose sapnuos skrendu virš sodo, kuriame nubudęs. Tu gyveni, o aš tik vaidenuos, tu gyveni, o aš tik vaidenuos. Veršiuos aukštyn, bet klimpsta žodžių raidės, gėlių aromate gličiam, o tu jokies tarytum pats neskraidęs. Ir mes abu vaidenamės trečiam, ir mes abu vaidenamės trečiam, 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 trečiam. Kaip angelo šešėlis keistai nušvinta vidury nakties
ir sužydruoja neregėtos gėlės. Aš čia esu, o tu tik vaidenies, aš čia esu, o tu tik vaidenies. Aš čia esu, o tu tik vaidenies. Aš čia esu, o tu tik vaidenies. Kągi, ir mūsų šią poezijos popietę, o galbūt kai kuriems ir priešpietę, baigsiu ironišką elegiją Sraigė po agavos lapu. Žodžiai Bernardo Brazdžionio. Pažadų iškilmingų, kai sodas pridygs, tavo rankom brangioji sodintas, paukščių choro skambus vėjas neišbaidys, dangų sieks išlakus terebintas, eukaliptų giraitė šlamens ten sode, kad stebuklų diena nesibaigia, o vakarė žvaigždė tyliai tarus sudie, o agavos lapu užmigdys mažas raigę. Deimantiniai naktį nepažinsi savęs, kelsies, belsies, pasaulis kaiminga. Kažkas sąskaitas knygą atvertęs suves, ko per daug nepasakęs, ko stinga. Kurgi aš, kurgi tu, kurgi mes tie visi ambasadoriais būti žadėję. Ar ne mes, ar ne aš, ar ne tu ten esi, tik anyžių stiebai nužydėję, pasipuošę praėjusių žygių darbais, aureolėm ne savo kitų. Rokenrolo koncertą ruduo kai pabaigs, užmiršimo nueisim keliu. Po agavos lapu naktis raigė miegos, bus ir tavo toks amžinas miegas. Vandenyno dugne kils banga po bangos, kalnuose švies pavasario sniegas. Vandenyno dugne kils banga po bangos, kalnuose švies pavasario sniegas. Ačiū. Na kągi, ačiū gerbiamam povilui, ačiū
visiems skaičiusiems, ačiū Jums, mėly pasvaliečiai, čia atėjusiems, ačiū gerbiamam merui, bibliotekai, ačiū visiems. Mes pavyksime Jums šių metų poezijos pavasario almanachą, jis bus turbūt bibliotekoje, jį galėsite visi, kas norėsite pavartyti. Nežinau, čia turbūt apie 100, labai daug skirtingų kartų poetų, tai kas vyksta šiandien su poezija, yra ir galimybė paklausyti jų. Ir linkiu, kad kiekvieno iš jūsų kasdienybėje būtų nors šiek tiek poezijos. Tikiu, kad ir yra. Ačiū. Ir man reikia dėkoti, ačiū Jums labai, iš tikrųjų poetai geri žmonės, o jos lydintis taip pat labai geri žmonės. Taigi labai smagi Jūsų grupė, labai ačiū Jums už tokią puikią poeziją, tokią puikią poezijos popietę ir iš tiesų gal net kai kuri kūryba taip įdomiai mus nuteikė. Aš dar turėsiu klausimą ar Benediktui, ar tas molis Pasvalio ar ne Pasvalio molis tik įkvėpė tokiam įdomiam eilėraščiui apie molius. Aukštaitijos molis. Taigi iš tikrųjų labai Jums ačiū, čia tokios mūsų dovanėlės Jums prisiminimui. Mes turime savo krašto žurnalą Šiaurietiški atsiverimai, tai skaitykite Jūs ir pažinkite plačiau Pasvalio kraštą ir ačiū ir iki kitų susitikimų.